Kągi, Kačerginės Nemuno žiede prapliupo lietus, pasibaigus pirmosios klasės finalui ir dėl to, dėl gamtos pateiktų išdaigų, netikėtai buvo pakeistas tvarkaraštis ir štai po geroko pavėlavimo matome trasoje pasirodančius ir jau ant šlapio asfalto dabar besiruošiančių startui Rocky 600 klasės dalyvius. Išvažiavo jie į apšilimo ratą. Netikėtas debesėlis užslinkęs čia tiesiai ant Nemuno žiedo, prapliupo stipriu lietumi ir teko visiems sportininkams keisti visą suplanuotą scenarijų. Visos treniruotės, kvalifikacija vyko, kaip sako sportininkai, ant sauso. Na, dabar patys matote, kokie purslai tykšta iš po motociklų ratų. Tomas Čiževskis ir Marijus Kondratovičius, svečiai iš Lenkijos, yra parodę du geriausius rezultatus. Ir jie buvo akivaizdžiai greitesni. Tomas Čiževskis kvalifikacijoje ratą įveikė per minutę 14,9 sekundės dalis, daugiau negu sekundė ir 0,2 aplenkė į savo tautietį Marijušą Kondratovičių. O Vidas Stankevičius, greičiausias iš lietuvių, distancija užtruko minutę 17 ir 178 tūkstantąsias, taigi dar sekundė lėtesnis už Kondratovičių ir beveik pustrečios sekundės atsilikęs nuo lyderio. Štai tokie rezultatai po kvalifikacijos ir kaip dabar viskas klostysis, mes netrukus sužinosime. Varžybų startas jau netrukus Rocky klasėje. Čia klasė, kurioje motociklai turintys variklius iki 600 kubinių centimetrų. Jie važiuos 12 ratų virš 600, tai yra klasė su motociklais turinčiais jau didesnio darbinio tūrio variklius. Litras arba net ir daugiau, man atrodo, kad kiek per anksti pajudėjo Marijušas Kondratovičius, turėjęs antrą rezultatą po kvalifikacijos. Teisėjai, aišku, gali matyti nubausti už pernelyg ankstyvą, už klaidingą startą, bet tai jau bus teisėjų sprendimas. Koks jis bus, sužinosime netrukus. Trasa džiūsta. Debesėlis netikėtas, dabar jau saulutė išlindusi, vėjas pučia, bet kol kas šlapia ir šlapam asfaltui skirtas padangas buvo priversti montuotis visi lenktynininkai ir be abejo, čia reikia jau ir visai kitų įgūdžių, visai kitos trajektorijos, visai kiti stabdymo atskaitos taškai. Ir kas iš sportininkų sugebės susitvarkyti su šiomis pakitusiomis varžybų sąlygomis, sužinosime netrukus. Pasakysiu, kad iš 11 šios klasės dalyvių dėja startavo tik tai 10. Rimantas Bešėnas, dar vienas Lietuvos sportininkas, kvalifikacijoje patyrė avariją, išlėkė iš trasos ir 31 metų sportininkas iš Vilniaus dėja varžybose nestartuoja. Štai dar vienas incidentas trasoje, dar vienas iš sportininkų išslysta, bet tikėkime, patys matote, lenktynininkas atsistoja ir atrodo, kad nieko baisaus, tik tai varžybose kovoti jis jau tikrai nebegalės. Kągi, intriguojančios lenktynės prasidėjo. Iki ketvirtą mes tikimės, kad tiesiogiai galėsime parodyti startą Rocky virš 600 klasės. Na, o ko baigsis štai šis, dabar jūsų ekranuose esantis važiavimas jūs taip pat sužinosite. Neperjunkite kanalo.